Važiavome išsirinkti Ermitažo eglutes. Oho! Ten antras žaisti. Ar kremukai? Vardu? Skanuoji mano prekes? Skanuoju. Gerai. Sakyk, ar skanuoji mano kambarį? Ar tu neduosi man daug mėmėgėlių? Ir ar tu man duosi kortelę išmokėti? Kordelė? Jeigu skanuot. Šitą? Taip. Nuskanuok. Ar šitą šitą? Skanuoju. Nuskanavai viską? Arba sunku lakyti. Oi, ačiū labai. Oho, o dabar galėt gal viską sudėti čia į tą? Broli! Brolis pasiėmė viskas. Tavo brolis Tada duosiu mėmėgėlių. Tavo brolis gruos. Važiavome iki Ermitažo, nes reikia nupirkti, žodžiu, dovanų pakavimo popieriaus ir tą pagalį advento kalendoriui. Tai kas, nu rasim, aišku. Eglutės jau visur. Pirmą kartą Adam sakė mane. Adamukai. Daug man dar tautais, ką nepamest. O, kai jai toks, žiūrėk, koks didelis. Adam, kuzio toks Beje. Pirmą kartą Taip, patariko. važiuoji, tas tai ramutis lengva, ką? Mums dar žodžiu reikia lėkščių, nes Leonardas visas išdaužė didelių kokių nors. Aha. Jo, tai aš tiek ir mokėjau, bet žiūrėk, va lygiai tokias pat, 5, bet 3% nuolaidą. Aha, a tu nori tokių pačių? Žiūrėk, girtų tokią lėkštę 21 eurus, bet kokia indaduma. Čia tokia kaip salatinė. Nu, kokia čia ta lėkštė išsirinkus. 2. Perkam tokias lėkštės, va. Kainuos 4, kem 9. Nu, va, žiūrėkit, nusipirkau aš tą kepurę šalmuko. Nu, čia yra, kaip, žinot, kepurė šalmas, va. Tai žiauriai patenkinta, nes mane taip užknisa su šaliku, su kepurė. O man reikia prižiūrėti dabar kaklą. Tai, va, pats tas. Važiuojam valgyti pas Luko močiutę cepelinų. Va, žiūrėkit, Šiaulių eglutę vežė. Nebloga, ne tokia. Nėra aukšta žiauriai, bet pūsta, graži. Žinokit, aš po kirpyklos nusikirpau plaukus, pamatysit, aš jums parodysiu. Žiauriai patenkinta ir kas sakėt, kad nesikirp, tai šeimonių, nes žiauriai gerai atrodo. Parodyt jau? Užsimerk. Nu, žiūrėk. Sargiai kaklą mamai nespaus. A tau patinka? Kur mamos plaukučiai? Čia plaukai. A gražiai nukirpa? Gražiai. Žiūrėk, kokie trumpi. Žiūrėk, dar vienas atėjo. Taigi. Atrodo kažkaip normaliai jums neparodžiau, bet va. Štai taip atrodo mano plaukai ir žinokit, aš į vakar nusirėžiau ir sakau, viską man nukirpkit, negailėkit ir nežinau, aš tai labai patenkinta. Kažkaip dabar, kai taip nuskirpau, tai per vidurį, kai prasiskiriam,
Nu, irgi, ta prasme, gražiai gaunasi, bet man atrodo, kad man dabar taip labai ant šono tinka. Ir šiaip dabar, ką pastebėjau, kai su tokiais trumpais plaukais, tai gali tiek daug šukuosenų prigalvoti. Ir gali užsikišti, va, taip, ir susišukuoti, ir pasipūsti plaukus, ir čia, žodžiu, susirišti, ir visokių, žinotų, šukuosenų prigalvoti. Jo. Aš žiauriai patenkinta ir kaip pakomentuokit, ką jūs manot. Bet aš jau dabar matau, kaip bus lengva tvarkytis man su plaukais. Ja, pakomentuokit, kaip jums atrodo, ar man tinka, ar nelabai. Adamai. Nu? 1, 2, 3. Stipriai. Wow. Nu, paraga. Oi, nori dar? Aš galiu paragauti. Na, kita bus. Tai kur aš pirkus? 1, 2, 3. Jei, nori paragauti? Ne, man Kaip skanu. tai pabuliuką. Pasiėmiau su remstupėm. Tu tas pėstis, o ne? O, Jau apagavau. a brolis irgi? Tėti, brolis, žiūrėkit, kaip vairuoji. Pavairuosi? Te papasakos tau. Tėtis suplak kiaušinį. Tu įkiši šitą į kiaušinį. Girdi mane? Ir tada tu tepsi bulkutę, bet nespausi, kad nesutraiškytum bulkutės. Žiūrėkite, Duok, tuką. Duok šitą. Žiūrėk. Žiūrėk. Patepsi Vieną, žiūrėk. ir gražiai. Bet nespausk. Pamirkyk ir kitą. Gali ir nemirkyt, gali 2 kartus, o toliau tep, gali nemirkyt. Čia tep. Tep. Sakė pametyti. Ai, supratau. Taip. Tik labai švelniai. Laipais. Mačiučiam. Mačiutas. Čia neužtepinė, kad tokia. Kai neužtepi padėk, dabar susvarkai. Va, matai tokia. Nu čia man. Palauk, Nu čia man. reik viską išdėti, nes čia kitas dėsim. Nu čia mane. Nu čia Nu, mane. neužtenka, reik viskas išdėti. Čia mane. Dėk. Nu, kažin ką čia tau nupirko močiutė. Pimbot. Oi, ačiū. Nežinau. Oho. A nenori lyga šitą. Tai ko tu tikėjais? Čia užduotėlės, eisim daryt. Čia smagu. Wow. Tai jau dabar patenkintas? Jei. Ką čia radai? Čia radau žaudinį. Oho. Kas čia radai pasiekti? Nu, pažiūrėkim. Čia puzlė kažkokia. Įsidėk puzlę į kišenę, pas močiutę galėsi susidėliuoti. Man įdomu, Leonardo, o kur tavo kepurė yra? A, Lukas, šitas. Va. Tai va, labas rytas. Mes dabar važiuojam pas Luką tėvus, bet jie pirmiau važiuos, nes aš iš tikrųjų važiuoju į Brukliną, nes noriu apsipirkti šiek tiek į sanatoriją. Nu, kiek čia dabar liko man 3 dienos, nes ketvirtadienį
9 ryto jau reikia tam būti. Tai kitą savaitę aš šiaip nežinau, kad namie reiks daug ką susitvarkyti. Išsiplauti rūbus, susidėti, nenorėsiu iš tos parduotuvės. Tikslas šiandien tai nusipirkti tokių kaip sausų visokių dalykų, nes ten šiaip mano kambarį rašo, kad bus šaldytuvas, bet aš, nebent pieno vešios, bet tokių ten, sakau, šiaip maistų nesvešiu. Šiaip bus maitinimas 3 kartus per dieną, ne švediškas stalas, bet paprastai aš dėl ko pergyvenu, kad, žinot, vakarais kažko norėsiu suvalgyti, jeigu, tarkim, vakarienė 6, po to pusryčiai 9, tarkim, kai buvo ligoniniai, tai vis tiek vakare, tarkim, neini miegoti, ar kokia ten 11 valandą ir noris kažko suvalgyti. Nu, šiaip gerai ir numest svorę, žinai, irgi. Panašu, mažiau šnekėti. Ne, bet jo, nu, faina, kai 3 kartus duodi dieną tau valgyt, vien dėl to, kad, pavyzdžiui, kai ligoniniai buvau, tai labai ten man atsistatė kažkaip viskas ir geriau virškinas, nes namie vis tiek tai šį bei tą pagrebi. Ir visada nuveikia tas skrandis, o tarpai, kai didesnį, tai labiau susivirškin, bet jo, biškai kažką vis tiek norėsi susidėti, tai eisiu pažiūrėti. Atėjau dar į Pepko pažiūrėti, kas gero. Šitas labai faina šiaip, bet nereikia tamai. Kaip galvojat? Paimsiu dar Adamai kojinių, nes visada trūksta, arba išmėtom. Nu va, žinokit, nupirkau aš tą pakavimo popieriaus, advento kalendoriai, tai rytoj Leonardas išeina darželį, galėsim supakuoti. Nu, tokį paprastą žodį paėmėm. Išleidau apie 40 eurų, bet tikiuosi, čia man užteks 24 dienom. Tai išvimi pasiėmiau tokių trapučių. Šiaip pakuotė tokia labai paprasta, bet čia yra avinžirnių trapučiai ir jie labai tokie minkšti ir labai skanūs. Tai kas rėmė būna, tai būtinai paragaukit. Biškitėlį šneku nesmigdadama. Tada šitų, visada jos valgau, čia viską pirkau aš iš tikrųjų Norfoj. Lloyds arbatos, tai šita mano yra Roibos mėgstamiausia. Jorės trapučių. Gerai, toliau nusipirkom šitų su kokosų glaistu. Tada tokios sulos nusipirkau paragauti. Net neįsivaizduoju, ar bus skani, bet viena yra čia su ginger and lime, o kita yra su mėta. Tai nežinau, paragausim, aš šiaip dabar stengiuosi sveikiau maitintis, ta prasme, ir valgau tai visokius maisto produktus, stengiuosi nevalgyti jautienos ir kiaulienos, bet iš vis praktiškai jas nevalgau, tik vištieną, bet stengiuosi aš nevalgyti cukraus, tai nu va šitą nusipirkau, čia žinau, kad šiek tiek yra cukrus arba juodavo šokoladą, bet stengiuosi nevalgyti jokių ten snickersų, batonėlių, žinot, šokoladinių, jokių tortų, va tokių va, dalykų, ten ledūnų, jokių tokių va dalykų, tik kas va sveikesnio. Tada čia visokių žodžių rūšių juodo šokoladą, žiūriu, kad juodas, nu ir dar čia toks snacksas, bet žiūriu, kad juodas šokoladas būtų visada bent 80%. Šiaip turiu namie ir 90%, bet jau man toks šiek tiek per daug kartų žodžių, aš negalėjau valgyti. Tada nusipirkau košių, kokias 5 pasiėmiau, čia tokios užpilamos, galvoju, jeigu vakare norėsiu, ar ten aptrauk praleisiu pusryčius, ar dar kas nors, arba šiaip dieną norėsiu kažką užkasti, tai bus man tų košė. Šita šiaip labai faina tokia veganiška, jinai su bananais. Makaronus nusipirkau, kurie irgi veganiški ir tokia geresnė sudėtis. Tai pasiėmiau paragauti, net neįsivaizduoju, ar aš jos darysiu ar ne, nes šiaip aš tokių nelabai mėgėja, bet pažiūrėsim. Nusipirkau iš tokių grikių trapučių ir aš dar vešiuos riešutų sviesto tokį didelį, tai šitie grikių trapučiai man ten gerai sueis. Tada nusipirkau šitų, čia yra vaisių duona, jie iš vaisių padaryta. Kaip džiovinti vaistai, tai labai man patinka. Prisipirkau saktukų. Tai žodžiu visokių va, tokių va, labai fainų saktukų, čia paprasti juodi, čia štai tokie. Bet man šitie labai patiko, tokie labai retro 60-ieji. Ai va, čia šitas popierius, tai pasiėmėm popieriaus pakuoti advento kalendorių, tai rytoj būtinai supakuosim Leonardui. Riešutų pasiėmiau.
Ai, dar šitokių pasiėmiau saktukų žiauri cute. Tik spalvos tokia žalia mėlyna, bet kaip plaukose normaliai. Šiaip nėra, kad mano mėgstamiausias, bet kitų nebuvo. Cikorijos milteliai su gudobelė. Čia yra vietoj kavos toks kaip kavos pakitalas, nes jis yra be kofeinis. Širdžiai gerai, nežinau, aš vešiuos ten kavos, bet pasiėmiau ir šitą paragauti, nes aš stengiuosi gerti 1-2, ta prasme, kava man tik pakelės padumą, mano kraujospūdis ir taip mažas, tai nėra labai man, kad kažkoks tai kavos poveikis būtų, arba aš galiu, pavyzdžiui, vakare išgerti kavos ir eiti miegot, man ten neveikia, kad neužmiegu ir ten širdis permušinėja, bet kartais aš išgeriu ten po 3 puodelius, tai galvoju, jeigu šitas man patiks, tai bus toks visai fainas kavos pakitalas ir jis yra natūralus produktas, tipo gerai žarnynui, veganiškas, žodžiu. Pažiūrėsiu, aš nesu ragavusi, tai paragausim visi. Tai va tiek, iš tikrųjų visko pasiėmiau. Dar čia daugiau truputį šokolado turiu, daugiau tų košių. Kainos pakilusios Lietuvoje. Ne, bet visai gal čia ir daug visko, nes va riešutai, kava, žinot. Anyway, einu palesėti, nes jau labai pavargau. Pasubscribinkit, kas nepasubscribinat mano kanalo ir susitiksim kitam vlogė.